jums visus rūpesčius pamiršti padės ir paskaidrins nuotaiką 1 metų sukaktį švenčiantis Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų draugijos ansamblis Honoravi, kuriam vadovauja Žemaitijos kolegijos fakulteto muzikos pedagogikos studentai Irmantas ir Ignas Lukošiai, kurie ir pradeda mūsų koncertą. Tu piemenaitė murzina, tau akise dangaus šviesa, tu man viena, žiedūnėjaus karų brangių, nei šilko rūbų neturi, plaukos angėlės iš rugių, o veidas šypsena skaidri. Žiedūnėjaus karų brangių, nei šilko rūbų neturi, plaukos angėlės iš rugių, o veidas šypsena skaidri. Kur tie nameliai, kur takai, sakyk man, kur tu gyveni, o tu šypsais ir nesakai, tik ateini ir nueini. Žiedūnėjaus karų brangių, nei šilko rūbų neturi, plaukos angėlės iš rugių, o veidas šypsena skaidri. Žiedūnėjaus karų brangių, nei šilko rūbų neturi, plaukos angėlės iš rugių, o veidas šypsena skaidri. Žiedūnėjaus karų brangių, nei šilko rūbų neturi, plaukos angėlės iš rugių, o veidas šypsena skaidri. Plaukos angėlės iš rugių, o veidas šypsena skaidri. Labą dieną visiems susirinkusiems. Labą dieną. Norėčiau trumpai pristatyti apie šį nuostabų ansamblį, kaip susikūrėm, kaip viską pradėjom. Tai va, vieną vakarą su mūsų gerbiamu krikštatėviu Martynu susėdom ir nutarėm, kad reikia padaryti kažkokį ansambliuką. Bet gavosi taip, kad mane išsiuntė į Turkiją mokytis pusei metų, tai paprašiau brolių, kad pavaduotų mane ir nebenorėjau paleisti. Tai perduodu žodį broliui. Tai aš dėkingas labai, kad Žemaitijos kolegijos ten visam dekanatu, kad man brolį išsiuntė. Kitaip man iš nebūtum buvę. Ir dėkingas savo ansamblio dainininkams, kurie tikrai nuoširdžiai visus metus ėjo, dainavo. Biškį veidą pasikeitė mūsų, biškį atjaunėjo kolektyvus. Bet ačiū visiems nariams. Gal dabar labai trumpa, kaip jau sakė, Martins mūsų krikštatėvis. Labai užsispyręs būgnininkas mūsų bronius. Toliau Petras solidų tokį stumbų balsą turintis. Vyriausia mūsų ansambliaus dainininkė Janina. Visada besišypsinti Vida. Vadovė, vedančioji, atsiprašau, ansambliaus, taip pat ir mūsų ansambliaus vadovų mama Danutė.
Janina dar vieną irgi, dar šį vakarą išgirsite mūsų labai gražų nuostabų balsą. Irena, pasakotojų šnekuri nebloga. Nauja, visiškai nauja mūsų kolektyvo narė, Vitalija. Visas tas jaunims yra Žemaitijos kolegijos atstova Andrius. Šių laikų, šių amžiaus, sakysim, Stradivari Karolis. Nu, vadovų pristatė viskas, atrodo. Ir dar atsiprašau, Toms. Nu, mes susirinkom nešnekėti, o dainuoti. Labas vakaras dar kartą visiems. Aš ilgai netrukdydamas jūsų laikų noriu padėkoti mūsų gerbiamiems svečiams ir tuo pačiu pristatyti. Pas mus šiandien, kaip sakyti, mūsų tą mažą gimtadienį vienus metus atėjo gerbiami svečiai prelatas gerbiamas Šiurys. Mūsų meras gerbiamas Vytautas Kleiva. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Seimo nario padėjėja Gerbiama Zakarauskienė ir mūsų visų mylimas seniūnas Kazimieras Liuskauskas. Aš norėčiau paprašyti, kad vis dėlto keletą žodžių mūsų gerbiamas meras pasakytų mūsų tą gimtadienio progą kažką.
Labą dieną visiems. Be abejo, pirmiausia, labai atsiprašau, kad pavėlavau, nes prieš šventinis dienas svečių Seimo nariai lankosi. Tai tas jubiliejus nėra toks didelis, metai laiko, bet tikrai stebina, kad per tokį trumpą laiką toks šaunus kolektyvas ir svarbiausiai tiek daug žiūrovų. Tai smagu, aš žinau, kaip scenų žmogus, kaip buvęs muzikantas, puikiai žinau, ką tai reiškia, kad yra žiūrovai, kad yra reikalingos dainos ir jų klausomasi. Aš gal keletą sakinukų pasinaudodams progą norėčiau pasakyti ir pasveikinti visus su mūsų valstybės diena, 16 vasario. Žinote, dabar ypatingai turim būti vieningi ir visuomet sakau, kokie mes partijome priklausytumėm, mes vienodai mylim Lietuvą. Ypatingai dabar, kada Ukrainoje, sakykime, karas, atrodo, kas čia yra 1000 kilometrų. Bet tai nėra toli, mylėjai, žinokit, nėra toli. Ir aš džiaugiuosi, kad paskutiniam parom aukštų politikų šalti protai paėmė viršų ir tikėkimės, kad mes galėsim truputėlį saugiau pasijausti. Ir kada aš gaunu tokių pastabų, kad galbūt čia krašto apsaugai per daug pinigų skirta, 150 milijonų, kad galbūt reikėjo mokyklom, galbūt reikėjo kitoms sritims, tai aš visuomet tokią progą atsakau. Jeigu mes nestiprinsim savo Lietuvos krašto apsaugos gynybos, jeigu mes neskirstim reikiamo dėmesio, tai vienam pasaulio krašte paspaus mygtuką, kitam krašte mūsų kaiminystėje paspaus mygtuką ir karo nebus, bet to pačiu ir mūsų nebeliks. Tai va, aš tikiuosi, kad mums nereikės to patirti, kad mes ir toliau puoselėsim savo kraštą, Telšių kraštą. Artėja 100-metis 18 metais Lietuvos, tai didžiulį šventė. O mes žemaičiai, žinot, esam tokie užsispyrę ir jeigu reikės, aš manau, kad dauguma iš mūsų arba visi pagelbėsim, kad mūsų niekas neskriaustų, kad mes toliau gyventumėm taikoj, ramybei, vienybei. Tai visuomet tokia proga ir noris palinkėti visiems vienybės, tolerancijos, kurią mes visi ir turime. Su artėjančiam šventėm ir be abejo su gimtadieniu. Ačiū merui. Dabar žodį norėtume suteikti mūsų prelatui gerbiamai Juozui Šiuriui. Gražios metinis, kur vis jie auga. Aš jau gal išduoti paslaptį. Jau beveik atrodo, jie prižadėjai sekmadieniais pusę 9 giedoti bažnyčioje. Ir jie tada dar labiau susiklijuos, dar labiau augs. Ir žinoma, o Dievo mylintiems viskas išeina į gerą. Ir noriu nuoširdžiai pasveikinti, kad Dievas laimintų jūs ir taip pat tą progą pasinaudodams pasveikinti ir su gražia švente, kur jau mūsų mielas meras priminė, kad iš tikrųjų mylėkim Lietuvą. Mylėkim vieną, kad turim Lietuvą. Ir už Lietuvą mes turim viską paaukoti. Ypatingai prašykim Dievo palaimus savo tėvynei Lietuvai. Gal per daug esam išsibarsti, per daug esam, negalim sakyti susipriešinę, bet per daug matom tik blogį. Pamatykim gerą, pamatykim ir šypseną, pamatykim, ką žmonės gero padarė. Ir tada iš tikrųjų mūsų Lietuvoje bus daug geriau gyventi ir niekada nesakysim, kad buvo anais laikais geriau. Tada mylėsim savo Lietuvą, ją gerbsim, už ją melsimės ir niekas nedrįs mūsų Lietuvos užkariauti. Tegu Dievas mus visus laimina. Mūsų kredo tai mūsų seniausios dainos. Tai dainos tartum brangaus marmuro uolus. Daina toli, toli. Thank you.
ilsėtis. Šiandien pas mus yra svečiuose Žemaitijos kolegijos pedagogikos studentų ansamblis, vadovė Daiva Kleivaitė Girza. Kartą jaunimo
lauki tu vėl prie bekelio. Aš pagalvojau, kad tu laukdamas manęs ribojai, bet pamačiau, kaip ir tu kažkam tamsoje pamojai, bet pamačiau, kaip ir tu kažkam tamsoje pamojai. Alpojus tautų širdis, niekaip supras negalėjo, ašaros temdė akis, aš lyg beprotis stovėjau, ašaros temdė akis, aš lyg beprotis stovėjau. Sąžinės tu neturi, širdies tau nėra kuprinėj, jei vieną kartą supykęs, daugiau atleist negalėjai, jei vieną kartą supykęs, daugiau atleist negalėjai. Sode lakštutė maža, žydinčių vyšnių pavėsy, savo skambėjo daina, amžiną laimę žadėjo, savo skambėjo daina, amžiną laimę žadėjo. Ir dar vienas mūsų kūrinėlis – Rožė.
kaip mylėjai, nes tu galvosi apie kitą, bet ne apie mane. Juk dabar tu nemylėsi kaip mylėjai, nes tu galvosi apie kitą, bet ne apie mane. O sugrįžk, tu mano išsvajota. O sugrįžk, manoji meile tu. Kelią tau rausvomis rožėmis suklosiu, karštais prilės priglosiu prie mylinčios širdies. Kelią tau rausvomis rožėmis suklosiu, karštais prilės priglosiu prie mylinčios širdies. Man labai smagu, kad Ignas su Irmantu pakvietė mus į svečius, į savo pirmąjį gimtadienį. Aš labai džiaugiuosi, todėl kad jie yra svarbus jums visiems, kad jūs turite tokius šaunius vadovus. Man smagu, kad tie vadovai turi priešaky mamą, kuri puikiai dainuoja ir veda šį koncertą. Ir man labai smagu dėl to, kad tie abudu broliukai tai yra ir mūsų studentai. Reiškia, jie visur labai labai reikalingi. Tai brangusis Irmantai ir Ignutė, būkit sveiki, drūti, stiprus. Ignas jau be 5 minučių mokytojas, tai aš tau linkiu labai didelės sėkmės tik tai diplomą gauti rankas. Irmantas dar tik tai fuksas, jam viskas prieš akį, bet viskas bus gerai, tai jums daug gražių dainų, skambių dainų, gražių ir gerų santykių su jūsų kolektyvo nariais ir jums po vieną gražią raudoną rožę. Ačiū labai. Žemaitijos kolegija. Paplojam svečiams iš Žemaitijos kolegijos. Daina Jazminai.